Labą dieną, mano fėjas. Mokausi žiūrėti tą žalią tašką. Tai mano nerealus išbandymas, labai gera pamoka. Ir šiandien trečias mūsų susitikimas - skaitimas knygos. Angelai nemėgsta skersvėjų. Pirmas dalykas, kurį nusprendžiau išbandyti atšventusi jubiliejų, buvo tylos stovykla. Iš tiesų, ji vadinasi Vipasanos meditacijos stovykla, bet žmonių protas yra labai selektyvus. Jis sugeba išgirsti, ką nori girdėti ir ignoruoti, kas jam nerūpi. Aš aiškiai girdėjau raktinį žodį tyla, o meditacija ir tuo labiau Vipasana kažkaip praslydo. Norėjau pailsėti nuo triukšmo, jubiliejaus, pokyčiai darbe, 2 iš eilės kelionių organizavimas, visas tas šurmulys mane buvo kaip reikiant išvarginęs. Todėl norėjau pasislėpti nuo viso pasaulio, pabūti su savimi, pailsėti. Žinojau, kad toje 10 dienų stovykloje negalėsime kalbėti ir bus atimtos visos ryšio priemonės, bet mane tai tik džiugino. Kiek daugiau nerimo kėlė, kad reikės keltis 4 ryto, nebus galima valgyti mėsos ir gerti kavos ir alkoholio. Kita vertus pamaniau, kad bus visai neblogai apvalyti organizmą. Gal žiūrėk ir linijos pagrakštės, ir oda paskaistės. Tiesa, niekaip nesupratau, kodėl žmonės šis mano sumanimas taip baugina. Tu tokia drąsi, kalbėjo jie klausydamasi mano planų. Labiausiai tai gąsdino mano vyrą Robertą. Į pagalbą jis pasitelkė draugus ir giminaičius, tikėdamasis, kad bent jie mane atkalbės. Kišo skaityti visokias istorijas apie sektų išsiurbtus pinigus ar vykdomas masinės savižudybės ir reikalavo atiduoti jam visas banko kortelės prieš man išvykstant. Bet labiausiai jį gąsdino, kad ši patirtis mane pakeis negrįžtamai. Jaučiu, kad tau po viso šito ne tik mėsos, bet ir sekso nereikės, dėjau. Vyro manimu tai baisiausiai, kas man galėjo nutikti. Kam tobulinti tai, kas yra tobula? Kas tokio įvyko tavo gyvenime, kad ryžaisi užsidaryti vienuolyne? Jo baimė persisunkė ir kiti. Sūnus per mano gimtadienį sakydamas tostą pareiškė: Mama, neįsivaizduoju, kaip tave paveiks ta tylos stovykla, bet noriu, kad žinotum. Tu man labai patinka tavo dabartinė versija. Vienintelis Silva į šį mano ketinimą žiūrėjo visai ramiai. Neįsivaizduoju, Kristina, kad kas nors gebėtų tokiai kritiškai ir skeptiškai būtybei kaip tu, taip praplauti smegenis, kad iš esmės tave pakeistų. Jau antrą stovyklos dieną supratau, kad klaidingai viską įsivaizdavau. Gyvenimas viename kambaryje su 2 nepažįstamomis moterimis, negalint persimesti nė žodžių, 10 valandų meditacijų, kūnai neįprasta poza kasdien, keičiant beveik nepakeliamus nugaros ir kelių skausmus, trumpos miego valandos, begalinis nuovargis ir nuolatinis šaltis. Tikrai netokio poilsio aš tikėjausi. Atokvėpio valandėlėmis, sukdama ratus griežtai nuo vyrų, virvelėmis atitvirtoje kiemo teritorijoje, kartu su kitomis pameklėmis, ieškodama saulėtų vietelių ir grieždama veidą į šykščius saulės spindulius, jaučiausi kaip moterų kolonijos kalinė. Bet pamėklėmis, čia tas žodis pamėklėmis. Aš pradėsiu vadinti moteris pamėklėmis. Nežinau, ką tai reiškia, paguglinsiu. Nuolat klausiau savęs, kodėl aš čia esu ir kuo taip nusikaltau dievams ir žmonėms, kad turiu visą tai kęsti. Kaip tipiškai kalintojai skaičiavau iki laisvės likusias dienas, vis laukdama palaimingų pojūčių, kuriais galų gale mano kūną apdovanos kantrus kasdienis darbas. Bet jokių pojūčių nebuvo, tik vis stiprėjo skausmas ir didelis nuovargis. Miglotai prisiminiau, kad kažkur toli yra pasaulis, kur žmonės kalbasi, juokiasi, valgo kepsnius, geria vyną ir naršo telefonuose. Bet jis buvo toks nerealus, kad net nekėlė ilgesio. Visi medituojantis aplink mane milžiškoje salėje atrodė kur kas dvasingesni, laimingesni, kažką pažinę ir nušvitę, ir regis tik aš viena sulig kiekvieną dieną neartėjau prie nušvitimo, o nuo jo tolau. Kai paskutinę dieną mums pagaliau leido kalbėti, supratau, kad panašiai jautėsi dauguma. Naujokai atrodė nusivylę kaip ir aš,
Bet man labiau magėjo pakalbinti tą saujelę senbuvių, kurie čia važiavo antrą, trečią ar ketvirtą kartą. Supratau, kad ne vienas vykdamas neturėjo tokio tikslo, kokį turėjau aš – pailsėti. Dauguma buvo pasiruošę sunkiam darbui ir skausmingam buvimui su savimi, nes norėjo išspręsti tam tikras problemas. Vieni gydėsi depresiją, kiti priklausomybę, treti bandė atsigauti po artimųjų žmonių netikties ar kitų nelaimių. Kai kurie, įskaitant ir mano kambariokės, buvo fanatiški dvasingumo ieškotojai, išbandė ko ne viską, pradedant čakrų atvėrimu, baigiant sąmoningų kvėpavimų ir vis ieškojo naujų, dar gilesnių ir dvasingesnių patirčių. Deja, kuo daugiau naujų šaltinių jie rasdavo, tuo labiau troškulis stiprėjo. Jaučiausi tarp jų kaip balta varna, kol prie manęs priėjo viena graži linksma mergina. Ji pagodė, kad po pirmos stovyklos jautėsi panašiai kaip aš. Sakė, kad grįžo namo kiek nusivylusi, bet poveikį pajuto kur kas vėliau. Praėjus maždaug mėnesiui, viskas jai tarsi nejučia ėmė stotis į vėžes. Situacija savaime susiklostė taip, kad teko palikti nemėgstamą darbą, nutrūko bevaisiai santykiai, atsisijojo viskas, ko nereikėjo, ir gyvenime pradėjo ateiti naujų džiaugsmą teikiančių dalykų. Mandagiai ją išklausiau, pagalvojau, kad man tai netinka, nes nieko keisti nenoriu. Grįžusi pasakiau, kad ši tylos stovykla buvo pati didžiausia mano kvailystė, nes išeikvojau kančiai savo ilgasis atostogas ir nieko negavau mainais. Tiesa, pramokau medituoti, bet neketinau šį įgūdžią naudoti. Jis man pernelik siejosi su diskomfortu ir skausmu. Likau tą pati Kristina, visi tai supratę lengvai atsiduso, ypač vyras, pajutęs, kad nepraradau noro mylėtis. Grįžau į įprastą gyvenimą, bet mažas pokyčių pradžios grumstelis lengvai pasišokinėdamas jau rytosi nuo kalno viršūnės. Po mėnesio pasidariau pirmąją tatuiruotę. Tatuiruočių salonų dovanų kuponą man įteikė vaikai. Tiesa, jūs išlaisvins, skelbė užrašas ant mano dilbio. Kažkodėl erzindamas aplinkinius negalima nieko daryti dabar. Aš dabar skaitau. Kažkodėl erzindamas aplinkinius nemažiau nei tylos stovykla. Akivaizdu, kad jie visai nenorėjo būti išlaisvinti. Dalis, kaip ir tasik, sukiojo pirštą prie smilkinio, dalis ir vėl žavėjosi mano drąsa, bet ir vienų ir kitų reakcija liudijo tą patį, kad aš darau kažką, kas nėra visai normalu. Pusę metų jaunesnė pusseserė, apžiūrėjusi mano tatuiruotę ir išklausiusi pasakojimą apie stovyklą, ilgai tylėjo, o paskui atvirai pasakė: aš jau pradedu bijoti savo 50-mečio. Mano meilė tiesai jau senai visiems buvo įtrakšti subiniai. Viena kolegė netgi tiesiai šviesiai pareiškė: susikišk tą savo tiesą, žinai kur. Bet aš neketinau laisvinti kitų. Tiesiog norėjau tiksliai pacituoti Evangelijos pagal Jono žodžius. Išlaisvinti man reikėjo pačiai save. Pirmoji tiesa, kurią supratau netrukus, buvo ta, kad darbas man nebeteikė jokio džiaugsmo. Iš pradžių dar įkalbinėjau save nepasiduoti klimaksiniams kledesiams, juk esu profesionalė, man puikiai sekasi, gaunu stabilią algą, realizuoju save, esu mėgstama skaitytojų ir herojų, kad kurių galų turiu ieškoti problemų lygioje vietoje. Prisiminiau, kad beveik identiškoje situacijoje buvau atsidūrusi lygiai prieš 12 metų. Štai ir netikėk astrologija ir jos 12 metų ciklais. Ir kad vėliau gailėjausi tąsyk trenkusi durimis. Galbūt, kalbėjau aš. Visata man dabar siunčia tokią pat situaciją, kad ištaisyčiau anuomet padarytas klaidas. Tik kaip sužinoti, kokias būtent klaidas ji man siūlo ištaisyti. Šįsyk nenorėjau trankyti durimis, kantriai dėliojau pliusus ir minusus, tariausi su artimaisiais, kolegomis, draugais, netgi nuėjau pas pažįstamą numerologę, bandydama suvokti, kas būtų teisinga. Keista, bet visi, įskaitant ir numerologę, patarė palikti komforto zoną.
kuris sulig kiekvieną dieną man darėsi vis mažiau komfortiška. Nuo šių metų prasideda tavo kaip asmenybės klestėjimo laikas. Turi nusikratyti tų, kurie bando tau vadovauti ir spaudžia rėmus. Pranašiškai bylojo numerologė, baksnuodama į kažkokius jai krentančius skaičius. Bet aš manau, kad tokių pranašysčių priežastis kur kas paprastesnė. Ji buvo gera pažįstama, nekartą girdėjusi mano dvejonės. Sukūriau nuoseklų išėjimo iš darbo planą ir jau žinojau datą, kada nešiu atleidimo prašymą, nors dar nebuvau tikra, ar aš dalysiu. O tuomet, neapsikentęs prašymų duoti kokį nors aiškų ženklą, Dievas atsiuntė koronavirusą, karantiną ir prastovą. Nuoširdžiai atsiprašau visų, kurie dėl šio Dievo man duoto ženklo taip pat nukentėjo, bet viliuosi, juk tokia meldžianti ženklo buvau ne aš viena. Tad norėčiau pasidalinti atsakomybę, kad ji būtų kolektyvinė. Šiandien viskas. Labai vėl įdomi tema. Čia labai daug, žinok, visko. Aš norėjau, kai man buvo depresija, aš norėjau tylos stovyklą, bet neišdrįsau. Aš pagalvoju, kad mano depresija pagilės nuo tos tylos, nuo negalėjimo bendrauti ir nuo tų minčių. Žinai, kai tu lieki pats su savim ir nėra kažkokio triukšmo ir esi tik tu ir visos tavo mintis ir aš galvoju, kad tos mintis mane suės. Tai aš užsiregistravau stovyklą, bet man atrodo, aš neatvažiavau ją. O antras dalykas, ta tema apie karantiną, koronavirusą, apie tą akimirką, kai pasaulis sustoja. Tai vat mes rytoj ar poryt pažiūrėsiu, kada turėsiu internetą ir galėsiu skaityti, paskaitysim apie tą periodą, apie jos koronaviruso periodą, o aš papasakosiu apie savo, nes kai prasidėjo karantinas, aš labai verkiau dėl prarasto darbo, klientų, dėl savo statuso praradimo. Man atrodo, kad pasaulis griūna, bet pabuvus ten mėnesį, 2, aš pradėjau dėkoti Dievui už tai, kad tai atsitiko, nes aš pagaliau sustojau, man nereikėjo dirbti, aš neturėjau jokių atsakomybių. Manęs nelaukė ten 100 klientų su savo skambučiais ir žinutėm ir likau aš Viktorija, kurios aš nepažinojau daug metų. Buvo tik ta Tulė fėja, darbuotoja, atsakingas žmogus. Ir darbdavėja, kurie turi atsakyti už savo darbuotojus. Aš tiek rolių visokių turėjau, bet viena rolė buvo pamiršta, tai Viktorijos rolė. Tai aš tada per karantiną susipažinau su savim ir būtent tada aš vėl pradėjau tapyti. Tai buvo neapsakomai geras laikas, tai buvo dovana. Labai retai, kada gyvenime tokia nutinka. Ir autorė labai panašiai kalba apie karantiną, tai paklausysit kitą kartą.